Sveiki visi, aš Laurynas ir čianais yra backflipo tutorialas. Visų pirma, pirmas žingsnis, tai, pala, kaip aš ten šnekėdavau. Visų pirma, pradedate daryti backflipų, jūs pritupėt ne per daug, ne per mažai, kaip jums patogu. Ir su rankom mojat ir iššokat. Jūsų rankos turi keliauti į patį aukščiausią tašką. Rankų nemeskit per šoną ir meskit jas iki galo, į patį aukščiausią tašką. Pradinukai daro irgi tą pačią klaidą, jie meta jas arba per šoną, arba ne iki galo ir jų backflipas būna labai žemas ir liepas. Ir taip pat labai daug žmonių daro vieną klaidą iššokdami. Jie per daug riečiasi per stuburą atgal. To irgi nedarykit. Jūs realiai turite stengtis išlikti per nugarą tiesus. Jūs turite iššokti ir daugmaž būti tiesus, bet vis tiek suktis per galą. Kai jūs iššokat, svarbu ir kad jūsų kojos išsitiestų iki galo. Daug naujokų daro klaidą, jie šoka ir iškart lenkėsi ir jų kojos va tokios būna ir tada pradeda imti grupkę. Kojos iki galo išsitiesia ir tada ėmat. Nedarykit va taip. Ne? Ir, ta prasme, visada tas minimalus išsirietimas per nugarą visada bus, bet jis bus labai nedidelis, kai jūs iššokat. Stenkitės nesilenkti per daug. Ir kai iššokat, stenkitės žiūrėti tiesiai. Netgi padeda susirasti tam tikrą tašką ir jį visada žiūrėti. Pas mane backflipas tikrai dar nėra tobulas. Pas mane patys šiek tiek tas išsirietimas yra per didelis. Taigi, aš noriu jums pristatyti poną Edvardą. Taigi, va matėte, Edvardas jums parodė du backflipo tipus. Tai pirmas, kurį matėte, tai buvo paprastas backflipas, kokį jums iš pradžių reikėtų mokintis, kai tik pradėjote mokintis. Tai jūs paprastai iššokote, kaip ir viską aiškinau, rankas metate, stengiatės išlikti tiesų, sukatės. O antras variantas buvo, tai kur jūs beveik visiškai nekrentat atgal. Iššokat absoliučiai tiesiai ir yra nežmoniškai tight grupiruotė. Tokį yra iš tiesų sunku padaryti, aš netgi tokio nemoku daryti backflipo, tokį mokinkitės tik jau tobulai atkalėt pirmą tipą. Tai gerai, jūs iššokot ir tada jūs turit paimti grupiruotę. Kada paimti grupiruotę, aš jums tikrai negaliu maždaug pasakyti, jūs patys matėt, kaip dariau backflipą, kaip Edvardas darė backflipą, maždaug, jūs turit pajausti, kokiu momentu reikia imti grupiruotę. Grupiruotės tenkitės imti kuo labiau tight. Ir kojos jūsų turi būti šiek tiek praskėstos. Nebūkit suglaudę kojas, jos šiek tiek turi būti praskėstos. Mačiau naujokai irgi va ta klaida, iššoka ir jų grupiruotė yra va tokia. Vos kėlėnius patepimai. Vančią tai padaro. Tai ja, grupiruotė turi būti kuo labiau tight. Kėlėniai iš vis arti krūtinės. Dar kai jūs darote backflipą, labai svarbus dalykas yra kėlėnius stenkitės traukti prie krūtinės. Kuomet aš jūs mokiau kaip daryti front flipą, sakiau, kad kai sukatės front flipu, jūs krūtinę metat prie kėlėnių, kad suktumėtės per priekį. Sukitės per galą atvirkščiai. Jūsų priekis lieka vietoj ir kėlėniai keliauja prie krūtinės. Ir taip grupkiai jums padeda apsisukti. Taigi, matėt tokius backflipus su išsirietimu ir darant backflipus nuo aukščių, tai būtent jums reikia išsiriesti tokius darant. Jeigu jūs tik darote vietoj ir su grupke, tai tada jūs stengiatės iššokti kuo tiesiau ir paimti grupkę. Ir dar vienas dalykas, naujokai dažnai padaro tą pačią klaidą YouTube'ai, pilna fail video, kai žmonėm tai atsitinka. Naujokai dažniausiai užsilipa nuo aukščiau ir galvoja, aha, aš darysiu nuo aukščiau, realiai aš turėsiu daugiau laiko apsisukti, tai aš turbūt padarysiu iš savo pirmo karto. Ir
jie realiai galvoja, kad nu automatiškai, jeigu jau darau backflipą, tai tikrai vadinasi skrisiu atgal. Bet tai yra netiesa, nes jie dažniausia iššoka ir pas juos ta klaida, kad jie kojų iki galo neištėsi, išsiriečia ir jūs būtent taip išliekat vietoj. Arba į priekį šokat. Arba į priekį šokat. Tai jo, jeigu jūs nusprendėt mokintis nuo aukščiau daryti ir vienas mokinatės, tai labai atkreipkite dėmesį, kad jūs turite skristi atgal, kad jūs atgal metatės. Nedarykit va tokio va dalyko. Tikrai nepavyks. Taip pat, kuomet darote šitą plunge backflipą su išsirietimu, irgi nepamirškite iššokti atgal. Čia jūs turite išsiriesti, nes čia tiesiog yra toks backflipo tipas. Bet irgi nepamirškite, kad jūsų kojos turi iki galo išsitiesti. Kojos išsitiesi iki galo, jūs riečiatės tik per nugarą. Ne per dubenį, ne per kojas, ne per čionais, ne? Nugara riečiasi. Kojos iki galo išsitiesi. Aš, idiotas, sugebėjau pamiršti nufilmuoti pabaigą tenais, taigi filmuoju dabar. Taigi, dėkui, kad žiūrėjot. Sėkmės mokinantis, nesusižeiskit. Ir blogos žinios, Artiomas išvažiavo studijuoti į Angliją, o aš, kaip supratot, likau čionais, taigi kažkaip šitą kanalą stengsiuos laikyti vienas. Na, tikiuosi viskas bus gerai, taip kad viso. Geras.